Jinai yra 90 metų, į bažnyčią eidavo, prašydavo, kad vežtų brolis, o dabar eina pati. Nemažas atstumas ten, gal koks kilometras, bet kai tokio amžiaus, tai sunku būna judėti. Vasarą jinai būna sode, prižiūri sodą ir rudenį, čia jinai jau prieš uždarant tą sodą, jinai paėmė, sugalvojo išrauti tokį plotą, toks nei didelis, nei mažas, bet aviečių šaknų. Avietė su šaknimis, jinai pati viena išrovė. Sakė, aš nežinau, iš kur pas mane energijos, bet, sako Angelė, turbūt čia padeda tavo ląstelės. Paskui jinai gale prisisėjo ten kažkokių rugių ar ten avižų, nežinau, į šiltnamį, kurio ilgis 12 metrų, plotis 3 metrai. Ir jį užaugino tuos reikalus, trupučiuką jau ten trąšoms tipo kitiems metams. Ir pati sukasi viską. Mes atvažiavom savaitgaliui, sakė, dabar mes galėsim kartu pabendrauti. Jums mažiau darbo liuks. Ta 30 kvadratų jinai sukasi. Nes... kaip čia, 12 metrų į priekį ir 3 į plotį. Tai kiek čia mes tų kvadratų, aš nežinau. Tai 32 kart 3, 36 kvadratai. Tai čia yra ką veikti. Taip, ir jinai paveikė labai puikiai. Sakė, taip gerai jaučiuosi. Ir svoris labai gerai jai ten reguliavosi. Jinai energinga, jinai šiaip nėra tokia, kaip sakant. Pasidalinkite, jinai kiek laiko jau vartoja ir kuriuos būtent produktus? Mes su vyru pradėjom vartoti, mums labai patiko, turėjom savo ant savęs išbandę, kaip sakyti, visas tas jausmus tuos, kurie čia juose yra, ir aš iš karto nuvežiau mamai dovanų. Atvežiau vieną kartą, padovanojau, sako, jau baigiau. Visą trikampį, taip. Paskui kitą kartą nuvežiau, padovanojau, o paskui neturėjau Kalangardo, tai tik 2 nuvežiau. Tai dabar laukia, šeštadienį važiuoju ją aplankyti, tai laukia vėl viso trikampio, nes tuos 2 pabaigė, bet sakė, kad Kalangardo jai tikrai reikia. Va, viskas, nei jinai literatūros, nei jinai, kaip sakyti, ten skaito, nei ten domisi kažkuo, jinai savyje, jaučia viską savyje, kaip jai geriau. Ir dar, žinokit, padėjau. Ir mano brolieniai padėjo juos įsigyti ir savo, kaip čia pasakyti, brolienės ten tėvams. Ir, žodžiu, jinai eina, kur gali nueiti, skleidžia visur pagal savo supratimą. Va, taip, džiaugiuosi ir aš manau 100 metų tai tikrai turėtų sulaukti su mano šitą. Sako, tavo miltelių, atvešk man miltelių tu. Man, žinokit, net šiurpas per kūną eina. Va čia yra pagalba žmogui. Įsivaizduojat, kaip yra malonu, ne? Tai labai ačiū, Angelija, jūs turbūt nieko prieš, aš įrašą padariau, kad galėtume suprasti. Gerai, reikia rėkti tokius dalykus, sakyti, kad... Ir tai dabar jau, kiek suprantu, 3 mėnesiai geria mamytė jūsų, ne? Taip, dabar bus 4. Nuostabu. Tikrai, kaip smagu girdėti. Ir žinot, labai dažnai žmonės sako, ai, tai aš čia senas, tai kas čia man padės, va, prašau. Jinai patikėjo, žinokit, reiškia, jūs gerai jai suteikėte informaciją ir jinai pasidalino, jūs turbūt per savo prizmę, ne per savo atsiliepimą. Taip, pirmiausiai per save ir, pavyzdžiui, mes išvažiuojame ir į svečius ir jinai būna kartu, tai tikrai iš tokios kokios nors kompanijos vis tiek kas nors susidomi ir paskambina ir
pabando. Mes labai mėgstam taip pasakot kompanijose. Labai, va, jūs Va, turite va. būdą. Jūs turite. Bet daug klausimų turiu dar visokių kažkada tai, nu, žodžiu, Nu, jie irgi dar iškyla daug tie vis neaišku. klausimai, bet jie, žinokit, savaime tie klausimai, po truputį, vienur paklausai, kitur, tai gerai, labai, labai, labai ačiū ir gal Prašom.